Sveiki draugai, nu visi renka pinigus 1,2%, tai žinokit ir mes renkam 1,2%, rekvizitai apačioje yra toks Antano Kandroto paramos fondas, jis jau gan senai yra įsteigtas, iš tikrųjų viena labai įdomybė buvo, kai pas mane lipo per balkoną prieš 2 metus, tai žinokit, aš tuo metu befilmuodamas dar elektroniniu parašu pasirašinėjau, tai dar tada buvo tas fondas įsteigtas. Tai rekvizitai, matot, turi paramos gavėjo statusą, Antano Kandroto paramos fondas ir fondas yra ne Antaną remti, o yra, jisai padarytas buvo tam, kad žmonės remti. Tai neatiduokit tų pinigų 1,2%, būtinai pateikit deklaracijas ir skirkit tuos pinigus šitam, va, būtent Antano Kandroto paramos fondas. Taip, mano vardo jisai yra, bet tikrai žmonės rėmėm, padedam, padėsim ir tikrai iš šono nenueisim. Tai būtinai skirkit 1,2% ir tie pinigai, nes kitu atveju, jeigu jūs nepateiksit ar to nepadarysit, tai jie liks biudžetui tiem patiem konservatoriams. Tai va, tai tiek žinių, laikykitės, iki.